Realiai? Turiu žiedą. Grįžtam į virtuvėlę. Turim hot sauce'ą. Au! Nice outfit, by the way. Oh, yeah. Because it's just my wife's birthday. Black sheep. Juodas. Aš nesitikėjau tokio outfito. Ar Eirimas pasipiršo? Netikėkit, ką jums rodo internete. Tikėkit. Važiuojam į Varšuvą. Jeigu ką, mes visiškai nemiegojo, atvažiavom po autobuso pas Enriką biškį pamiegoti porą valandų ir dabar 10 ryto ir va, aš jau va taip. Tai iš mano akių, manau, matos, kiek aš pamiegojau. Enrika mane dažo. Hello! Biškį trūksta miego, bet važiuojam. Bet būsim baigtesnė plaukai negu praeitą kartą bus. Noriu dar specialiai vlogui parodyti, kad pas Germaną skirtingos kojinės. Čia mėlyna, o ten juoda. Bet toj gal parodys, nežinau. O jis nelabai patenkinęs, kad aš pasakoju, bet žiūrėkit kokia poza graži. O, žiūrėkit, važiuojam. Nežinau, kas čia vyksta, bet jis tiesiog nusijėjo batą vieną. Tiesiog va taip, casual. Aš dabar geltona. Aš mėlyna. Mūsų apartamentai, unboxinimas. Cute. Man nauji plaukai. Šitokia lova. Ir toks cute view. Kiek daug veidrodžių. Mano seni plaukai. Taip. Va. Jeigu ką 5 aukštas, dėl to taip kvepuojam. Ir nėra lifto jokio. Pamiršau parodyti, dar yra tualetas. Tai ką, buvom lenkiškai parduotuvėj. Vienas pats, mane vieną patį paleido, turėjau susišnekėti pas lenkiškai. Puikiai pavyko. Pilnam 2 maišai pilni daiktų pripirktų. Žodžiu, buvo nupirkta 5 litrai vandens. Tokias 2 kaip čiabatos bandelės. 7 days. Kaip be 7 days? Dar vienas 7 days. Bomšpakis. Smak. Krabovai. Ledas. Sūrio. Dar 2 ledai. Kabanosų. 4. Kurios buvo sunkiai užsitarnautas ir lenkiškai turėjau susišnekėti. Nebuvo lenkiškai susišnekėta, bet jau saliamio nuėjau į šaldytuvą nusipirkti jau pats, jau nebeprašiau, kad saliamio duotų. Dar 2 bomšpakiai. Šita zlotai čia yra skaniausia, kokia tik yra. Nice. Bet tik vieną paėmiau, tai mušime dėl šito. Jo, tikrai mušimės. Agurkiukų. O, Trumpą gerai. vaisių. Dar sunkiai uždirbtos dešrytės. Nu, čia nesimatysiu, bet galiu paskaityti. Viec, krotoš, sur, lūz. Ir tada dar vienas bomšpakis. 5 barankos. O bažanki. O, gerai. Gražią. Juodas. Ir svestuko. O. Dar nupirkau tokias irgi kind of, kaip čiabatas kažkas, nes nebuvo krasantų. Timberg, apelsinų sulčių, pomarančio, zrodlo, vitamino C. Tai va tokia mano kelionė ir va tiek lauktuvų parsinešiau iš parduotuvės. Atėjom pavalgyti tradicinį lenkišką dalyką. Žūrak. Čia miksas visų pirogų. O čia pas mane tai vyšniai. Va žmogus ragaus lenkiškų dalykų. Excited? Važiuojam. Bele kaip excited iš tikrųjų. Bele kaip.
Nu, pažiūrėkit, kokios gražios gėlės, aš nežinau. Ar čia amžius, ar čia kas. Bet insane. Tokį video. Kontentą, kurį visi nori matyti. Bet tu labai žemai esi. Mes vaikštom po parką. Ir čia daug labai gėlyčių. Iš drono. Taip, nes kodėl iš drono, nes Airimas pasakė, kad aš per žemai filmuoju. Tai mes dabar iš drono filmuosim. Prasidėjo belenkokia audra. Tiesiog random. Ką tik švietė saulė, kur parke rodom. Ir va taip stai. Sugrietinę prisidengiau akis. Ai tu? Atvažiavom į Košikį. Čia food courtas toks. Ir Airimas valgys lenkišką patiekalą. Dolonka šarpana na kapustė. Kiaulės koja ant kopūsto. Very nice. Skanaus. Skaičių tai neblogai dėta, bet nėra labai stiprios skaičios, kas nice. Labai skanu. Bet riebu. Skrandis tikrai nesustos po šitą. Aš pasiėmiau tik 5 dumplingsus, bet jie atrodo tokio dydžio. Va tokio. Noriu paragauti šitą. Mažylė. Bet dar taip išdėjo ratuku, kad padažo tas didesnis negu pats koldūnas. Atrodo, kad jie buvo šaldyti. Bet batatai tai. Nice. Žiūrėkit, kokie gražus tulikai. Toks vintage vibes. That's me. Mažai filmuojam, bet mažai ką ir veikiam tokio, kad galima būtų filmuoti. Tiesiog bandau supažindinti su Varšuva. Žodžiu, we have a topic here. Aš nemoku ištart vardo. Kieno? Tavo. Nes aš sakau Eirimas, o pasirodo, reikia sakyti kaip? Eirimas. Vat kaip, matot skirtumą, aš tai, pavyzdžiui, nematau. Mano galvelė, kurie 4 kalbos sukasi, aš nematau jokio skirtumo. Ir mes dabar, nežinau, 2 minučių tiesiog bandėm daryti iki to, kad aš galėčiau tiesiog ištart tą vardą normaliai. Daėjom, bet aš vėl pamiršau. Eirimas. Taip. Eirimas. 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 Šitą dabar iškarpom ir visur įdedam, kur aš blogai sakiau. Mes su Eirimu šiandien vaikščiom per visą centrą. Nuėjom pavalgyti lenkiško maisto lauko visokiausio. Eirimas valgė. Eirimas valgė. Aš valgiau tiesiog nesąmonės visokiausias. Ledų pavalgėm ir visur prasivaikščiom. Dabar laukiam, kol Gabrielė atsilaisvins ir mes eisim pavaikščioti į parką. Ne į parką, o į universiteto biblioteką ir ten jie turi parką kažkokį. Tai žodžiu, eisim į tą parką. Vakare dar sutiksim su... dar Enrika prisijungs. Tai eisim kažkur į kokį restoraną. O rytoj veiksim kažką tik įdomaus. Galimai. Nepatikėsit, ką veiksim. Čia žinai, kur po to. Jūs nepatikėsit, ką mes darysim. Čia yra insane. Šitą ant thumbnailo. Pasakot. Kodėl nerodė? Po to papasakos. O ką Karolina rodė Gabrielį? Karolė. Operatorė 3000. Čia naujas tiltas. Gabrielė mums rodo naują tiltą. Vas nuo šakos, ne jau ką? Gali dabar Va, taip. Dabar papasakok tai. Sugryta, ką? Čia aš be grybų. Let her be. Išdirbtas... Norėjau pabaigti suvalgyti, nes tipo dofiga didelis agurkas. Jūs tą agurką? Jo. Tokia efektai. Čia dronas. Vakarienė. Va, kažką čia. O galit man paaiškinti? Ei, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Čia
Pavogė. Pavogė. Žulik, nevaruj. Tu norim? Nu, tipo. Tu norim? Tu norim? And I just saw it's declined. Is there an issue with that or? Yes, correct. For free. Yeah, no, it's still 9:30 for free. Okay. Okay, amazing. Yeah, because it's just my wife's birthday, so I was just worried that it's not gonna happen. No, it's Okay, amazing. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, have a good evening. Kokią mes šią progą dabar susirinkom? Ar Eirimas pasipiršo? Я bardzo oficjalnie nie dowiedziałem. Ja bym była szok, to nie umiem sobie. No, to tam był kamień. Да, і знаєте? Ми таки думали про замуж. Я думаю, головою скуда. Taip gerai jautiesi, kad vidury gatvės. Ulrika? Tak, Так, witam Państwa. witam Państwa. Važiavam daryti tatuiruotis. Nu jau atvažiavom. Pasakėjau, reikėjo nesakyti. Tai ir taip nesužinos, kol aš nesumontuosiu. Ai, nu jo. Balerina kapučina. O, aš tokia. Details. Pasirašė žmogus. Va, bus naujas tatuiruotis. Tokia va viena. Ir čia jau ką mano šortai. Šiaip jeigu įdomu. Parduosi man mokvą. Aš tau šitą medžiagą pardavinėsiu pat. Gerai. Kaip jauties? Labai gerai jaučiuos, labai skauda. Čia skaudžiausia tatuiruotė, kurią aš turiu. Ir mes dar net, nu, tipo jau beveik pusėjom. Jaučiu, link pabaigos einam, dar yra daug spalvų. Bet tas raudonas, tai... Bet kaip velnės nupieštas, tai taip ir skauda, žinokis. Gavom dar tokią dėžutę, partutuškę. Šiaip kiekvienas gautų tokią atskirą, bet mes pasakėm, kad vieną reikia, nes mes skrendam rytoj. Tai tokie kremukai kiut su brandinu. Tada fake skinną dar. Leputukai. Ant kompo užkėsiu. Ir dar visas aptarkė. Nice. Ir dar mano tatuiruotis. Čia mano. Čia Eirimo. Ir čia irgi Eirimo, bet padalinta į dvi pusės. Nice. Pažiūrėkit, kokią grožį dangos. Wow. Aš labai norėjau pavalgyti savo čipsų. Ir jų niekur nebuvo. Ir Eirimas dabar nuėjo į parduotuvę ir nupirko jas. Bet maža to, dar nupirko mano mėgstamiausius pirogus su mascarpone ir braškėm. Can you imagine that? Kaip čia viską reikia sudėti vieną lagaminą, aš neįsivaizduoju. Ir ten dar visas. O jas. Londino. Do Londino. Do Londino. Do Londino. Mes jau Londone. Aišku, mums dar reikia iki namų davažiuoti, bet aš jau turiu savo mačą su pasiflorais. Ir... Taip. Su pasiflorais mačą ir dar pavalgiau jau bandelę. Tai va.
Ir dabar vėl grįšim į traukinį ir važiuosim namo. O kad mes į džimą važiuojam, o aš į Strielkę. Taip, aš tave filmuoju. Nes cute locationas, va, ir Mukas eina su dviračiu. Aš einu be dviračių, nes ką tik pasistačiau. Jūs nepatikėsit, bet aš čia su privačiu treneriu atėjau sportuot į džimą Londone. Toks didelis šitas. Nu, wow. Buvom sporte. Dabar pietausim. Su vištiena, salota ir ten ryžiai. Skaniai valgai spurgą. Pažiūrėkit. Kas čia buvo? Nu, pati jau dabar tvarkysies. Kugelis, košė ir mes jau ir padirbom, aš jau padirbau. Dabar mes einame į parduotuvę. Noriu nusipirkti savo vitaminų, užkemų, geležies, nes kažkas užmotivavo. Tada aš norėsiu pasižiūrėti gal kažkas maikės prie naujų batų, kurios vėliau parodysiu, nežinau, gal ir neparodysiu. Ir gal noriu dar šiaip praseit pro parduotuvės. Vis tiek pinigų nėra, tai reikia dar, kad mažiau jų būtų. Jau mes esam 30 sekundžių parduotuvėje pasiėmėm biker shortus. Ir mes gavom nemokamai gėrimų. Parodyk. Aš tik tavęs Kombučius pamatau. ir Liptono. Ir dar čia nuolaidas. Tiesiog čia man į Tailandą reikia tiesiog tašyti. Į Tailandą? Va tokį ledą gavo Eirimas. Labai excited visai. Mano va tokia rožytė. Tik tavo spalvos, tai beveik kaip, mano biškai valgyta jau. Bet tavo spalvos tobulai atrodo. Tavo abudu sumaišęs beveik kaip skanu. Mano gal taip nesimaišo skaniai, bet mintas tai beveik kaip geras. Kol valgiam ledus, mama pradėjo siuntinėti visokiausią naminį maistą iš Vilniaus. Ir aš prisiminiau, kad aš noriu blynų su dešrelėm, sūriu ir su grietinė. Bet mes nesam Lietuvoje, kur galima lengvai nusipirkti grietinės. Mes turime eiti pro Taborą vieną. Kas Londone esat buvę, tai pro Stratfordą tiesiog. Pro Stratfordą praeit ir ten mes eisim į lietuvių parduotuvę. Grietinės nusipirkt, kad blynų galėčiau pavalgyti. Ir galimai dar šiandien spurgas iš varškės darysim. Ir valgysim labai skanų orzų, kurį vakar Eirimas padarė. Jis darė jį gal prieš porą mėnesių ir man labai patiko ir aš norėjau dar, tai tikiuosi kažkada sutiks dar padaryti, nes labai skanu. Auga atėjom į lietuvišką parduotuvę. Žiūrėk, čia šitas, kur tu valgiai. Pažiūrėk, čia viskas. Mes grįžom į Lietuvą. Girava, viskas. Smetoniška. Ir net radijos lietuviškos yra. Mažalelės kažkokios. Visi. Žiūrėk, jie žyki. Kur Lenkijoje va. Kada nori būti? Na, jeigu nori, gali pasimti. Aš šiaip nesu valgęs. O magai man šitie labai Ne, patinka. kas, jo, aš tu nori. Su šito. Jo. Ne. Gerai, dabar gal. Girdėjau šitą? Ką? Aš jau tavo mama galėtų pardavinėti Jo. savo Jo. siųstuvą. Tai va tiek visko prisipirkom. Visus du maišus. Visko. Nes atėjom alkaniai į parduotuvę. Tai va, žmogus jau surelkapo. Visko ir lietuviško parduotuvė, ir šiaip parduotuvė, ir
Aš Uniqlo dar prisipirkau ir ten Sephorai ir ten visur, žodžiu. Čia diena po to, kai pasakai, kad nėra pinigų, išeini ir išleidi viską. Darom unboxingą, ko prisipirkom parduotuvėse. Kiaušiniai iš lietuviškos parduotuvės Grėtinė. Bomžpakas su beikonu. Varškės, nes mama užmotivavo ir man padaryti spurgytus iš varškės, tai va, pačkę. Flintai, sausučiai tokie. Koldūnai, dešrytės, aliejus, grikiai, estrela. Tiesiog Sainsbury's buvo. Tiesiog estrela. Jeigu ką, aš turiu granatus. Granatai yra nupirkti. Pienukas. Prisipirkom vitaminų. Tu traukai ir žmonės nežino, ko laukti. Summer Fridays iš Sephoros, bet čia ne man. Most random. Tašė iš Uniqlo. Tavo tokia maikė. Toks. Tiesiog balta maikė. Sijonas su šortais. Va toks. Tamsiai mėlynas. Žodžiu, ties to ir baigiam. Antra diena Orzo. Nu, tiesiog perfect. Nežinau, kaip jūs nugyvent be Orzo, bet perfect. Kojokės, skanu. Grįžtam į virtuvėlę. Šiandien gaminsim spurgas iš varškės, tvarogų. Zlitevskiego sklepo tvarog. Mano mama šiandien gamino spurgytes ir užhypino mus irgi pasidaryt. Ko mums reikės? Tai tvarogų, cukraus, plain miltų, sodos, 3 kiaušinių. 3 kiaušiniai. Ir dar noriu papasakot. Jūs pradžioje vlogo galėjot pamatyti, kad Varšuvai mes apgavom Enriką, kad pas mane buvo piršlybos, kai aš parodžiau jai žiedą. Tai gal norėčiau biškį detalių pridėti čia. Mes laukiam, kol Enrika pabaigs darbą ir mes ėjom, laukiam jos, kad galėtum visi eiti į restoraną. Ir mes norėjom sugalvoti, kaip ją apgauti. Iš pat pradžių mes sugalvojom, kad šiandien yra mano gimtadienis ir mes tada Restikį paprašysim, kad man išneštų tortą, tipo ale, ten visą kitą. Ir tipo, kad vos nesu gimimo diena ten dainuosim. Bet po to, prieš pat mums išvažiuojant, kai jau buvo iškviestas taksis, aš užsidinėjau žiedus ir pas mane yra toks vienas didelis žiedas ir mes pagalvojom, bliamba, davai, padarom taip. Atseit man pasipiršo. Man pasipiršo, wow, oh my god, man pasipiršo. Tai mes šitą sugalvojom ir tada mes atvažiavom į restoraną ir vaidinom, kad iš tikrųjų man pasipiršo ir mes jai pasakėm gal kokios geros valandos, kad mes ją apgavom. Kokios valandos, po kokių 3? Nu va, po 3 valandų mes tik pasakėm, kad Nes mes... jūs kokią 9 pasakėte jai, kad pasipiršo 12, gal sužinojo tik, kad ne. Tai va, tai biški mes vėliau pasakėm šitą, čia tiesiog bairis buvo jo. Tai va, čia tiesiog paaiškinu, ką jūs matėt man pradžioj. Kad man po to montuojant nereikėtų rašyti disclaimerių kažkokių. Cukrus ir kiaušiniai. Pagal mano mamos receptą darom. Maišom dabar tešlą. 105 gramų cukraus, 3 kiaušiniai. Dabar viską suplakėm ir dabar reikės nugesinti actą su... Oi! Nugesinti sodą su actu. Įdedam sodos į šaukštą. Ir kad ją nugesint, reikia pilt ant jo. Ir tada, kol neišspilt pilnai. Va. Matom, kas vyksta. Chemija. Pusę kilogramo varškės. Taip, plimp. Įdėjom ir dabar reikės visą šitą sumaišyti. Įdėjom biškį druskytės, jeigu kas nepastebėjo. Reikia dabar pradėti kaitinti aliejų, tai dabar reikia įdėti tą visą aliejų į puodą. Ir sakė, dar reikia daryti kuo mažesnis spurgytis, tada greičiau jos iškepa. Užteks. No. Is it now too late to say sorry? 375 gramų miltų. Pradedam kaitinti aliejų. Darom tešlytę. Lipdom spurgytės. Tokias va. Pažiūrim, ar gyva ar ne. Išimam spurgytės, va tokias spurgytės. Smagiausia žiūrėti, kaip jie vartaliojas tiesiog tam puodį. Smagu jums? Followeriai. Vlogo žiūrėtojai. Vlogo žiūrėtojai. Smagu jums žiūrėti, kaip jie vartaliojas? Antra partija tokia perfect. Pirma buvo biški tokia paturkijos. O šitie tokia perfect.
Tokias vos pragytas. Happy? Grįžtam į virtuvėlę. Tai pusrytukai tokie. Nepavydim gerai, mes paspringsim. Matė šlytę padaryta ir tai čia kepsim blynus. Šiandien buvau prižadintas iš lovos su jėga, kad eičiau daryti blynų. Nes sakė, jeigu nesikelsi dabar iš lovos, mane mušia ir man žnaibė ir man kando ir sakė, eik daryk blynų. Dabar pasakau tiesą, kaip iš tikrųjų buvo. Aš turėjau žadintuvą 9, nes mano darbas prasideda nuo 9, bet aš atsikėliau nuo žadintuvo, kuris buvo 7 kažkiek, nes kažkas pamiršo išjungti savo žadintuvą. Tai aš atsikėliau, o of course tik aš atsikėliau nuo šito žadintuvo. Ir tada aš negalėjau jau užmigti. Ir tada jau 9 valandą aš jau full on buvau pasiruošusi dienai. O dėl to, kad vakar pas mus vakarieniai buvo spurgos, kind of norėjau valgyti. Mes šiandien eisim į džimą vėl. Ir šiandien dar eisim į parduotuvę mėsos, tam, kad nupirkt mėsos, logiška. Rytoj Eirimas darys tako, bus tako vakaras, dėl to reikia nusipirkti mėsos. Ką turim? Įrodytų, jeigu prie degalinės tas spaudimo, kad per daug išėjo. Aš kaip normalus žmogus darausi mačą. Važiuok, ledukas, mačą, sultis. Aš dabar parodysiu, kaip niekad labai normalus žmogus daro kavą. Čia jeigu ką verda vanduo kavai. Like, kavai. If it works, it works. Kavai. Dar liko vandens, tai jau ką galim makaronų padaryti. Geriu mačą su granatais. Ir žiūrėsim vlogą iš Londono. Kaip į improving vlogus, ne? Taip, Feedbacką rašysimės. feedbacką rašysimės. Skanaus. Kava iš keptuvės jau ką. Rimsit mane? Taip, tai mynas. Mes turim jums unboxingą. Sakiau prieš tai, kad turim mažai pinigų, tai mes dėl to nusprendėm viską išleisti. Pamai. Čia mes matching couple ar ne matching couple, kad vienas Nike'us nusipirko, kitas Adidas. Kaip čia veikia? Čia yra mano. O, Jie tikrai turi raudonos spalvos. Jo. Jie tokie... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Slay? Nice. Gerai, ne? Dabar bus Vogue. Bus, norėsi Čia val? specialai. Čia yra handball specialai. Adidasai. Tokie dideli biški. Man rodo, man per didelį atvežė. Ai, čia tavo? Sumaišė dydžius. Reikės siūsti atgal. Nu, dar kol būsi čia, gal spės pakeisti. Namai? Tai galėsi ir tu nešiot. Ten jau ką mano vlogas. Visi pažiūrėk. Rekomenduoju. Dydis tobulas. Balerina kapučino. Va čia nuėjom. Vėl šiandien. Pasiėmėm dviratį ir važiuojam pietų pavalgyti kažkur, nusipirkti kokią maistelę ir pikniką pasidaryti. Reizonai, kodėl mane gąsdina džimai vis laik, nes, tipo, pasakykit, kad čia ne kankinimo aparatas kažkoks. Va, radau savo atfiduką. Toks tapas ir iš Uniqlo sienos. Dabar nuoju tokį nulus, sportinis šortukai. Mat, ateina. Šiandien darėm kojas. Šiandien darėm kojas, tai biškis, taip, sunku eit, ypač laiptais kokiais, tikrai sunku.
Reikėjo tave nufilmuoti, kaip tu lipai laiptais ir žinau, žmogus. Ir jinai įsikabinusi mane tiesiog lipa laiptais. Nes aš turėjau vos neužnešti laiptais. Jo. Ir po to, bet čia jau antrą kartą. O kai pirmą kartą jau laiptais, ant tiek nenorėjo man kojos eit, kad aš tiesiog koją pastačiau ant laiptelio, bet jį neatstojo ir aš tiesiog vos nenukritau nuo visų laiptų. Ir tada dar su Stanley per visą taip džimą, taip bum, padariau. Net sunku man rankas kelt, nes ne tik kojas darėm, bet pasirodo mane apgavo, tai ir rankas darėm. Tai dėl to man labai sunku dabar laikyti telefoną. Jaučiuos biškai. Kaip tu ten sekas kelienų sulankstytą? Nesiseka visiškai. Atrodo, kad su pinokiu vaikštų. Jo, nesiseka visiškai. Kietavai. Va žmogus dabar perka mėsą. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Ben, kaip gerai. Tokie va pietukai. Nors Po esame džimo. išalkę, belekaip ir dabar dėl jūsų, dėl kontento vis tiek filmuojam, nors aš dabar dramblį suvalgyčiau, bet vis tiek filmuojam. Skanaus. Skanaus. Geriausiai gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek gėlių. Insane. Pažiūrėkit. Kiek gėlių. Wow. Ir kokių gražių gėlių. Matot? Labai gražu. Guilty feet have got no rhythm, though it's... Sveiki draugai, nauja diena, nauji mes. Mes atvažiavom su dviračiais iki Broadway marketo, kad surast perfect tortilją. Ar ko? Taip. Taip, nes rytoj šiandien bus takos ir reikia surasti perfect tortilją, tai mes per visą Londoną tiesiog visur važinėjom. Ypač kai vakar buvo leg day, tai biški gal sunku, kad pasakysiu taip, bet dabar gavau ledų. Palengvėjo? Taip, va irgi ledukai. Su salted caramel, o pas mane su citrina. Ir tikiuosi nepersudžiau nuo sos. Įsimylėjai? Mhm. Ką įsimylėjai? Tave. You have this on camera now. Aš turiu žiedą. Eirimas paklausė, ar aš noriu būti jo barankė. Barankytė. Barankytė. Ir aš va taip važiavau su dviračiu, gerai? Kiek mes važiavom? 2 minučių? Nu, patujaugai, gerai, 2 minučių. Ir aš va taip ant dviračiu važiavau su žiedu. Čia jau kaina plasmasinis, ne koks, čia literaliai barankė. Aš manau, jau užtenka. Žiūrėt, ką mes čia veikiam. Karolinai po to nemalonu bus šitą montuoti, kai tiek daug bus medžiagos. Važinėjom su dviratuku. Tikiuosi neįvažiuosi. Tikiuosi nieką nevažiuosi, kol važiuoju dabar. Va, važiuoju. Važiuoja vyruks. Aš irgi važiuoju. Kiek laiko nenutrai? Skamba kaip ne mano problemos. Važiuosim apturėti tankų vakarą. Vėl ateinu į balkoną, kad kažkaip šnekėt. Panaudojau naują techniką, kuri dabar labai užhypino į Saint Laurento prezentacijai, kad ant eyelids pridėt šitų highlighterio, nežinau. Pasiruošim važiuot. Vat tokiu rinkiniu. Iš drono. Jau einam į parduotuvę nupirkti trūkstamų dalykų ir važiuosim. Kaip saulė šviečia, pas Dominiką ir Emiliją kviečia. Beef tacos! Parašiau slow cooked beefą. Tada turim salsa verde padažą, turim hot sauce. Tada tiesiog baltą svogūną, parsley ir tokį salatyčių, kas norit gaiviau. Ir tada citrinytę visiems. Saldamakina tokį. Dreba rankas. Furgonas. Gerai, dabar trečią turiu 2 pasirinkimus. Sveiki draugai, labas rytas. Mes dabar
išvykstam į miestą. Sunkiai biški dėlioja sankinėje, kas? Jo, nes labas rytas dabar, jau ką. Dabar yra 1:30 dienos. Bet tas nesiskaito, nes vakar labai vėlai grįžom namo, kai buvom pas Dominiką ir Emiliją. Labai šiaip fainai praleidom laiką taip. Taip. Ir pažaidėm žaidimus. Net stalo žaidimus žaisami sugebėjom nesusipykti. Taip, nei kartą nesusipykom. Nei vienas. Taip. Ne tik mes, bet ir kiti. Donaldas ir kiti irgi nesusipyko. Taip, nieks nesusipyko, labai skaniai pavalgėm takos, labai fainai pasišnekėjom. Ir šiaip praleidom laiką ir dabar mes einam praleisti laiką kartu šeštadienį, kurį mes turim laisvą. Mes einam per parduotuvę, taip? Taip. Abiškai nutraukti, bet... Nu viskas, pasivaikščiam, grįžom. Užtenka. Mūsų kelionė buvo iki Tesco ir atgal. Ledų nusipirkti. Su kuprinė, su visko. Taip, su tašiu, su visu autu. Nusiprausiu, aš reikia nueiti į kitas. Čia mes grįžom dėl to, kad aš pamiršau outfitą parodyti. Ne dėl to, kad pelėdą pamiršom. Visgi noriu pabaigti istoriją, kur mes šiandien važiuojam. Tai mūsų planas yra nuvažiuoti iki mažosios Venecijos. Ir po to turėsim pikniką. Jeigu pavyks su oru, tai turėsim pikniką, kurio metu galėsim patapyti. Imagine that. Kokie menininkai. Noriu visiems priminti labai svarbų dalyką, kad mes buvom džime prieš 2 dienas ir darėm kojų dieną. Ir man iki šiol skauda kojas. Man tai ne. Jeigu lipi laiptais arba tiesiog kažkokia didesnė įtampa kojom, atvažiavo traukinys. Labai daug įtampos ties kojom. Ir dar Eirimas pasakė, kad rytoj važiuojam vėl į džimą. Tai pray for me. Mano pašnekovas nešneka, nes nori kavos. Va, Venecijos kanalas. Žiūrėk, prie to su laiveliu toj paplauks. Laivelis paplauks? O, žiūrėkit koks. Laivelis, laiveliuks. Eisiu jums parodyti nuostabiausią alėją. Einam kartu. Einam. Ir mes, mėly draugai, mes einam užsisakyti mačius. Kaip? Black sheep. Black sheep. Sheep. O ne shit. Black shit. Atsivedžiau Karoliną dar paragauti Greksų. Tiesiog paragauti sausage rollsą. Mūsų darbinį maistą už 1 svarą. Paragausim ir vertinsim. Ir aš turiu savo mačią. Ir kavytę. Ir mes turim. Kiek vertini? Nu, koks 7,5 toks geras. Tai visai gerai. Dar sakyčiau biški rėvai, nes ne toks šiltas, jis būna karštas, dar skanesnis būna. Nes tada traškesnė tešla būna. Maxima yra panašus. Bet dešrelė biški kitokį. Ja. Tai darysim apžvalgas bandelių su dešreliu. Per visą pasaulį. Kaip už svarą visai gerai, ne? Už svarą tai perfekt. Gerai. Bus įdarbinta. Žinok, žiauriai. Rododendras. Radau. Rose Hilo, jaučiu žmonių bus aфиgenai daug. Nu, gali sakyti vis tiek šitą. Tinku. Turim tokį vadeitą. Tapybos. Su tokiu view. Nu, perfekt. Nežinau, kaip jūs man gyvent. Piešiam ir kas 5 minutės keičiamas piešinukais. Ir šiaip didelis vėjas, gan dabar prasidėjo, tai vėjas irgi prisidėjo prie mūsų paveiksliuko. Tenka kam pasipiršti. Literaliai. Kai mes piešiam, pasipirštam. Ir dabar visi ploja iš visur. Pažiūrėkit, kokie mūsų paveiksliukai čia gavas. Vienas toks. O kitas toks. Mes jau išėjom iš mūsų spoto, kur piešiam. Kur tapybą užsiėmėm. Dabar važiuojam valgyti bao. Kažkur kitur. Šiordišą, klasiškai. Taip. Bet jau turėjom apsirengti biškį šilčiau. Nes biškį vėjukas padidėjo, kai mes ant kalno sėdėjom. O apačia yra mano tas, kuris buvo prieš tai. Ir ant viršų dar patolovas. Važiavom valgyti. Tikrai neprapylėm, jo. Bet beveik kaip pilnas. Jo, bet kaip
Cute. Tokie va mažiukai. Čia mes atėjom į Bao Place. Tai tokie Bao bus. Čia bus su chickenu. Čia užkandukas. Aš gavau tokį Bao su krevetėm. Excited? Aš noriu pasakyti, kad tik valgiau skaniausią Bao gyvenimą. Visi Bao, kurie buvo prieš tai, tiesiog deklaininasi. Tokio skonio, tokios tekstūros, tokio minkštumo ir tokių padažų aš gyvenime nesuvalgiau. Mes jau viską suvalgėm, buvo. Mes laukiam dar sriubos, bet man atrodo yra šansų, kad dar vienas Bao bus užsakytas. Nes belenkai skanos, belenkai. Kiek vertini? 10 iš 10. Tiesiog 10 iš 10. Užsakėm po antrą Bao. O su kuo čia? Su daikonu. Daikonas yra kaina kaip japoniškas ridikas, ar korėjietiškas, nu žodžiu, azietiškas kaina ridikas, bet toks būna toks kaip didelis. Thank you. Ir aš savo su šrimsais užsakiau vėl, nes belenkaip skaniai. Skanaus. Važiuojam vėl į ekskursiją. Į jūsų mėgstamiausius kontinus. Labai skaniai pavalgiam Bao. Nusipirkom maisto rytoj pusryčiam ir važiuojam namo. Man padarė dar nuotraukų. Dar šitą norėjai? Jo. Ir man darė man nuotraukas ir ten praėjo panos ir pradėjo tokia, oh my god, slay. Ir aš ten pusės negirdėjau, bet jos Max hypino mane ties nuotraukom. Ir po to, kai priėjau prie Eirimo, sako, o, gal į influencerę, oh my god, kaip gerai ten atrodo ir panašiai. Tai, žinokit, apsimoka. Kažkokia dar mašina važiavo, kol aš ją fotkinau. Jos pradėjo šaukti ant tos mašinos, kad pasitrauktų, nes trukdo. Bet tai va, jeigu žinokit, jau ką, aš ne tik dabar youtuberė, bet ir influencerė. Ir ne tik Vinted darbuotoja. O ką jūs galvojat? Gyvenimas ties Vintedu pasibaigė? Ne. Mes jau, kaip visada, sėdim priekyje. Va toks view. O kaip jums toks shoppingas? Tiesiog casual day indoors. Darau pyragą. Tai obuoliukai, 4 kiaušiniai, stiklinė, biškai mažiau negu stiklinė cukraus. Spėjau 2 stiklinės miltų, jeigu gerai atsimenu. Ir tiesiog viską sumaišau. Nice. Пироги. На недельку до второго. Jeigu jau stovą turiu, tai reikia pamatyti. Atrodo, kad aš Londone tik gaminau, ne aš, o mes. Nes daugiausiai vis tiek Eirimas gamina, bet šiandien pas mus bus kotletai su beef, su obuoliukai. Dabar turėjau konsultaciją su mama vėl, nes pasiūlė pridėti kiaušinį į vidų, pilną kiaušinį išvirtą, bet nesu tikra dėl šito. Tai dabar galvojam, kaip čia darysim ką, bet vėl grįžtam į kulinarijos rubriką. Сегодня твой ребенок там орёт, страдает, плачет. Он спит 2-3 часа в течение дня, как будто его подменили. Ir dabar kaip papildomą dalyką, tai paimsim mažą dubenėlį ir įpilsim biškį pieno ir tada ten įdėsim batoną. Batoną su pienu. Ir čia bus grikiai. Dvi valandas virtuvėj stoviu. Paskutinė partija. Dar padariau салат su pomidorais ir... Нас освободилось из-за этого времени, мы приехали в Санта-Монику делать рубрику «Что я ем», уже начала. И...
Jeigu kils klausimas, kur mes einam dabar, tai mes tiesiog einam nusipirkti arbūzą. Bet dėl to, kad aš užsidėjau šiandien namie ir dabar vlogė mažai kas vyksta, nes mes tiesiog dirbam. Tai mes va taip tiesiog einam iki parduotuvės prie namų. Labas rytas, draugai. Šiandien Eirimas išėjo į ofisą. Tai aš likau viena namie, tai aš biškį padirbau. Pavalgiau ir dabar geras oras, tai išėjau pasivaikščiot. Tai manau, nueisiu į parduotuvę nupirkti ledų ir tada eisiu pasivaikščiot palei kanalą. Nes geras oras, tai reikia pilnai pasimėgauti, kiek įmanoma. Va, aš su šortais, su maike. Dabar pasakoju, kas iš tikrųjų ten vyksta virtuvėj. Viso gaminimo metu šnekėjau su mama, tai dėl to negalėjau pernelyg daug nufilmuoti, bet darau trintą sriubą su daržovėm ir vištiena. Dabar visos daržovės yra prieš tai apskrudintos. Dabar visos daržovės verda sultinį, kurį prieš tai atskirai padariau. Tada dar skrebučių padariau ir vištieną irgi iš karto apskrudinau, po to įdėjau buljoną, kad išvirtų, tada išėmiau dabar, tai parodysiu. Tai viską parodysiu. Va, čia mano sriubadaras, verda viskas. Ten buvo iš karto įdėtas čili pipiras, bet aš jį ištraukiau, nes jau per daug buvo. O čia blenderis laukia. Čia vat paruošta plėšta vištiena ir skrebučiai, bet labai nais skrebučiai. Taip pat pamiršau pasakyti, kad įdėjau dar ryžių į vidų, nes šiaip būčiau dėjus bulves, bet Eirimas dabar labai prižiūri savo visą mitybą ir nenoriu pernelyg daug bulvių valgyti. Tai dėl to nusprendžiau pakeisti bulves į ryžius. Šiaip norėjau ryžius be ryžių, bet dėl to, kad aš darau be krymo, be grietinėlės, tai dėl to aš norėjau bent kažką jau įterpti ten. Skanaus. Eirimas dirbo prie šito filmo. Jo, jeigu kažkas dar nežinojo, tai dirbau prie šito filmo. Ir prie, kur, yra kažkur? Ne. Nėra. Ten apačioje buvo. Bet mes jau ką... Jeigu rasim, parodysiu prie kokio dar filmo dirbam. Taip, mes jau ką atėjom į kiną, į Mission Impossible. Oi. Karolina mane vedasi filmą. Į Final Destination. Aš užsakiau visą privačią salę. Tiesiog galvojau, vis tiek įperku, tai žiūrėsim Final Destination. Va taip. Buvom filme. Šiaip juokingiausias filmas gyvenime, koks toks buvo. Blogiausias filmas, kodėl. Jo, bet geriausia buvo publika, kuri ten buvo. Ten buvo šito, tai galima šitą tiesiog naudoti. Čia ten buvo tokie geruliai čigonai. Ten literaliai buvo čigonai. Kurie rėkė visą filmą, po to, kai baigės filmas, tai jie tiesiog išbarstė viską, ką jie turėjo. Visus popcornus per visą salę. Po to mes čia vat ėjom. Ir jie rado random kažkokius takus ir tiesiog išbarstė per visą vat šitą kino teatrą. Labai smagi patirtis, bet prieš mus sėdėjo 3 vyrai ir vienas iš jų labai excited buvo dėl kiekvieno dalyko, kuris vykdavo ekrane. Kaip jis netikėdavo, kad čia jis mato iš tikrųjų šitą, tai šitas buvo faina, bet čigonai čia visiškai. Čia yra kažkas kito. Išmušė iš vėlį, nemalosiu. Jeigu ką mes išgyvenom, mes bėgom nuo tų čigonų, nes jie tiesiog vartė visą prekybos centrą aukštyn kojom. Viską mėtė, ką matė, tai mes tiesiog bėgom kolon. Nu, aš bėgau tikrai. Girdis. Tai ačiū Dievui, mes išgyvenom tiesiog. Tokie va, Londono aktyvitės. Buvo verta dėl šito filmo tiek išgyveno. Jau taip atrodo, kad visas vlogas čia tiesiog pirkinių unboxinimas arba gaminimas kažko. Buvau Tesco. Šiandien bus antras pusfinalis Eurovizijos. Pirmas buvo labai juokingas, nu tai buvo ant tiek blogai, kad jau gerai. Šiandien vėl žiūrėsim, tai nusipirkau biškį sneksų. Čipsų.
keksiukų, krekerių, vynuogių, guakamolės, avokado pusryčiam ir agurkas prie guakamolės, morkų. Dabar jau iš anksto biškai parašiau, ką valgysim Eurovizijai, kai žiūrėsim, tai va krekeriai. Supjaučiau agurko, įdėjau irgi vynuogę ir dabar dar supjaustysiu morkas. Įdėsiu į bliūdą su vandeniu, biškai ledukų dar įdėsiu, kad jie tiesiog būtų fresh, bet čia bus dar guacamolė. Ir po to, kai suvalgysim krekerius, galėsim paimti čipsų dar. Atrodo, kad labai keista sriuba, bet čia vat ledukai yra. Ir visi dalykėliai. Šią akimirką svajojo mėnesius. Bazeliai. Lietuva! Negaliu patikėti, mes patekom. Jeigu paklaus, koks blogiausias garsas gali būti, tai vaikų rėkimas. O jeigu paklauskit, kur mes išėjom, tai Eirimas nusprendė, kad reikia mane apgauti, kad sirenos ir reikia išeiti iš namų, o ten tiesiog fūros važinėjo. Tai tiesiog, kad mes per sekundę išėjom iš namų. Apgavo ir laimingas eina. Ir nesako, kur einam. Čia gavau. O žmogus kaip visą laiką išpylė visą kavą. Nu, ne visą, biškai tikrais. Ir nusipirko savo kavos namų. Pažiūrėkit, kaip perfekt priderintas spalvos. Čia geltona, čia geltona, čia geltona, čia mėlyna, aš mėlyna. Nagai mėlyna. Nu, perfekt. Atsiprašau, kad sujudinau kamerą. Sveiki, draugai. Čia vėl aš vienas sveikinuos su jumis, vėl be Karolinos. Šį kartą atvariau į savo darbo wrap party. Tai po kiekvieno renginio mes gaunam po savo asmeninį, tipo renginio projekto partį. Gaunam pagert, pavalgyti ir tiesiog pasilinkinti. Tai pamėginsiu biškį pafilmuot, kažin ar daug galėsiu filmuot, bet bent šiek tiek pafilmuosiu ir kažką gal parodysiu įdomaus. Ir man Karolina pamiršo priminti, kad aš pafilmuočiau, dėl to gavos, kad intro toks keistas ir dabar aš visą stovint tiesiog jį padariau. O galėjau kažkaip įdomiau sugalvoti. Bet Karolina, that's on you. Nu va, pabuvau su kolegom, atšventėm vieną partį. Dabar keliauju susitikti su Karolina. Nežinau, ar jinai filmuoja ar nefilmuoja, tai galimai susijungs mūsų video, tikiuosi, kad filmuoja. Tai susijungs mūsų video, kai susitiksim. Ir varom dabar į kitą partį. A komu 24? Šiaip 200 eurų sėčiau visai tokia prieinama kaina, ne taip skaudžiai. Šiaip tikiuosi, kad daugiau žinok nelaps. Pagau Eirimo batą ir išnešiau iš namų, kai jis rengėsi. Einam pas
Emilija ir Dominika žiūrėti Eurovizijos. O nebus tripi, kad tu šneki, bet mane filmuoja. Nebus. Va toks mano outfitas. O savo mašiną, ne? Mano mašina va čia. Tai va taip pasidažėm. Juodai. Kažkaip atrodo, kad į traurą kažkokia einam. Bet Lietuva finale, tai žiūrėsim, kurgi mes pateksim. Į kokią vietą. Lietuva! Bulvė dar. O kad mes su koinėmis. Tai mes visą su koinėm, tai mes Su baltom dar. Einam pas kaimynus. O jie žino, kad jis yra Lietuva. Dabar žino. Nice outfit, by the way. Oh, yeah. I'm based Switzerland. Aš nesitikėjau tokio outfito. Dabar iš tikrųjų pavyks. Mes važiuojam pasivažinėti su dviračiais ir pasimt baliamą, man atrodo, iš puronų. Pažiūrėk, iš puronų kamerą. Jo. Insane. Nieko Taip labai. nesimato realiai. Mes važiuojam pasivažinėti su dviračiais, pasimt vakarienės. Šiandien paskutinė diena mano Londone. Važiuosiu į Vilnių, nes žinot, biznio reikalai, tai... I'm unstoppable. Va, važiuojam su dviračiais. Matot? Ne, tave ten, tu matais pilnai. Ir va, aš va, važiuojam. Aišku, aš pamiršau akinius. Tai dėl to, kai šviečia saulė, tai kaip mirtis atrodo viskas. Op. Opa, važiuojam. Va taip va mes važiuojam. Va taip va. Ne, nu nesakyk taip. Per parką važiuojam, važinėjam. Va mūsų vakarienė. Nes Karolina tingėjo gaminti. Dėl to, sako, važiuojam nupirks maistą. Tai va, valgau nemokamai.